Trečiadienio vakarą 21:45 visame Palangos mieste pradingo elektra. Aptemo ir poilsiautojų iš visos Lietuvos mėgiamą Basanavičiaus gatvę. Daugiabučių ir individualių namų langai. Kavinėse ir baruose bei restoranuose pramogavę poilsiautojai suglumo. Mat nei vietos gyventojai, nei atostogų įsiruošę tautiečiai nebuvo informuoti apie remonto darbus tinkluose. Tamsa. Visoje Palangoje nėra elektros. Nežinai, kiek dabar reikės laukti. Laiptinė tamsi ir kiemas tamsus. Piktinosi vieno Druskininkų gatvės daugiabučių gyventojai. Laimė, ilgai laukti nereikėjo. Elektros tiekimas visame Palangos mieste buvo atkurtas po maždaug 5 minučių. Pradėjus tiekti elektrą, kai kuriuose kiemuose ėmė kaukti patalpų signalizacija, rašo portalas Delfi.